Tai sveiki gyvi, čia yra kanalas Tai Šentai Ten ir mes pradedame savo naują laidų ciklą, kuris vadinasi Strimgalviai. Čia esu aš Justas arba kitaip vadinamas tėvas, su mumis dar yra kas tokie. Vytas. Mykola. Ir mes jums šiandien parodysime, kaip žaisti žaidimą, kuris vadinasi Valheim. Valheim tai yra žaidimas, kuris šiek tiek primena Minecraftą, tačiau tai yra padarytas vikingų tematika, tai nieko čia nelaukdami jums ir parodysime. Pirmiausias dalykas, ką mums reikia padaryti, tai susikurti naują veikėją. Švieskim iš toli, būkime blondinai. Tai va ir būsiu blondas. Tai va, veikėjas sukurtas ir sukurkime naują pasaulį, kurį pavadinsime labai paprastai. Tai šiandien, tai ten, kaip ir mūsų kanalas. O jūs susikūrėte savo charakterius? Aš jau susikūriau, Mykolas rašo vardą. Kokie vardai jūsų charakterių? Mano Ashland. Mano Mykol. Mes su Vyžiu tokius pačius veikėjus susikūrėm. O kodėl jūs tokius pačius susikūrėte? Mes nežiūrėjom. Mes nežiūrėjom vienas į kito ekranus. Tai tu mus friendinsi? Jo, čia kažką man labai ilgai generavo. Va, yra istorija, kad labai senai visų tėvas Odinas suvienijo visus pasaulius. Bla 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 bla. Praskipinam, nes žiauriai ilga istorija. Nu va, sugeneravo pasaulį. Opa! Manęs net atskraidinti nereikėjo. Aš nukritau į startinį tašką. Pakviesiu dabar savo bičiulius žaisti. Įsibėgėsiu ir užtruksiu. Tai tavo pasvardas buvo 1, 2, 3, 4, 5. Taip, štai, Mykol, I have arrived. Ashland, I have arrived. Prisijungia mano vaikai. Juodaodžiai. Mes atrodome taip pat. Oh my god. Ai, aš tiesiog pasiruošiu su mergaitiškais plaukais, kad Vytas tokio patinio susikurtų. Tai gerai, žiūrėkit, mes čia pradedame ir mūsų tikslas šiandien yra truputį pasikelti. Pala, mes visi be kelnių. Tai pirmas dalykas, kelnes reikia susirasti. Tikiuosi, triusikų pasidaryti nereikės. Reikės. Tai va, pasistatysime pirmą savo bazę. Nežinau, ar statysime, gal netyčia rasime jau pastatytą ir tiesiog upgraidinsim. Ir mums reikia surasti, kur yra bossas, o jisai yra štai čia. Labai gerai, kad pirmą bossą labai lengva surasti. Tai mes ir įsikursime kažkur netoli jo, turbūt. Einame po truputį į pietus ir ieškome namo, kur mes galėtumėme apsistoti. Ir mušame visus šernus. Ne tik šernus, viską reikia mušti. Kad ir tėvą. Šernas! Šernas ateini čia. Eikia mano čia. gauni. Primušė vaikai šernai. Čia aš primušiu. Čia aš primušiu. Tai kodėl manai įdomu šernus? Reikia surinkti medžius ir akmenis, kad pasigaminti pirmąjį kirvį, o čia grybai auga. Valio! Galėsim užvalgyti. Valheime labai įdomi mechanika yra dėl gyvybių ir dėl staminos, arba kitaip sakant, ištvermės. Gyvybės, aišku, reikalingos tam, kad išgyventi, tai mūšiams, ar tai jeigu krenti iš per aukštai, o statant namą dažnai nukrenti ir užsimuši. O stamina arba ištvermė reikalinga praktiškai viskam, bėgimui, smūgiams, statymui, viskam naudojasi. Ir pasikelti gali tik tais valgydamas. Mes turime 3 vietas, jeigu matot kairiame apatiniam kampe, 3 maistams. Tai va, aš suvalgysiu grybą, gavau 15 gyvybių ir 15 ištvermės. Ir dabar šiek tiek daugiau sugersiu smūgių, jeigu reikės. Tai aš jau turiu kirvį. Jau kirvį tu turi? Jo. Pala, man akmenų trūksta, aš irgi kirvį Ant pasidarysiu. kalno akmenį akmenų gal. Akmenį radau. Tai mes dabar Man esame. reikia akmenų. Grybas. Štat grybų aš randu. Kas yra gerai. Tu sau, koks jūs stiprus greilingas. Turėtų būti bent vienos žvaigždutės. A jūs jau priešą suradot? O, dar grybų. Žinoma, matau. kartais mane jau gaudė. O ką tu jo bijai? O, Jau bijau. viskas gali torčiai. užtenka. Pasigaminsiu. Kirvį. Tau radau namuką ir girdžiu bites. Čia mažas namukas, mes čia netilpsim. Žiūrėk, ir bites, ir čestas. Čia bus realių. Aha, buvo. Eksas. Kažkas dar nepasidarė, kad matyčiau ant žemėlapio. Ar pasidarė? O, mane bitės toj sukapos. Pasidaryk, kad Aha. aš tave matyčiau ant žemėlapio. Pasidariau jau. Dabar matysite mane žemėlapį. Žinai ką, bitės nesikandžioja. Bitė yra vienas geriausių dalykų, nes gali jai pastatyti avilį ir jinai tau neš visą laiką medų. Neapsirėk manęs medį. Štai. Ai, tai aš varau nuo kalno. Sakysiu, jeigu surasiu bėdą. Aš numiriau. Kodėl? Bitė suvalgė mane. Bet aš nevalgau žmonių, atsiprašau. Nu tai sugėlė tiek, kad mane ištiko šokas ir nualpau. Einu lavoną Bet norėčiau, pajo mirei.
Tai čia numirti nėra labai baisu, nes lavoną gali nueiti pasiimti pačioje pradžioje, tai čia nieko baisaus. Tačiau, kai praeina žaidime laiko ir esi jau tam tikrus savo įgūdžius pakėlęs, mirtis nusineša dalį tavo įgūdžių. Ir kas baisu, tu gali savo visus daiktus prarasti. Nes jeigu numiršti prie didelės monstrų vietos, tai labai tikėtina, kad neatsimsi savo lavoną ir turėsi ieškoti pagalbos. Mums yra taip nutikę. O, kaip tik žiūrėkit, guliu. Norėjau plaukti į kitą pusę ir norėjau prie pat kranto. Klausykit, bernužėliai, mums reikės panašu plaukti iki pirmo boso. O, sumušiau driežą. Daug kiaulių rado, to čia visai nemažai jų. Bum. O, greilingas. Sveiki, greilingai. Viena kiaulė pabėgo. Va, grįžta. Namą radau. Ką radai? Namą. Mama? Mhm. Man pasigirdo sakyk mama. Norėčiau mamą surasti. Čia galėsim įsikurti, susitvarkyti ir įsikurti. Ir čia netgi du namai. Viens šalia kito. Nu šitas čia jau namus neapsiverčia liežuvis pavadinti. Bet Lietuvoje visien už tokius 20 000 prašo. Va. Lietuviai biubreinami. Tvarykit pas mane. Aš irgi parbėgau, aš mažai medžių kirtau. Šiai Kažkodėl. nusikapoti biški medžią. Radau namelį. Ir tas namelis yra. Tėtis viską pavogė, jaučiu. Jaučiu čia tas, kurį... Reiktų sau, kaip tu mane išgazdinai. Beržas pirkėtas, dar negalime nukirsti beržą. Sėklų gavau, galiu medį savo pasisodinti. Aš matau, jūs jau čia... Ką tu čia veiki? Iš kur jūs čia visi tie greilingai parėjo? O, ir greilingai, ir medį pakapojau. Dabar ateina greilingas. Kiaulė, dabar ateini. Nužudžiau kiaulę. Gerai, mums iš kiaulės labai odų reikės, kad lankus pasigamintumėm. Aš pastatysiu crafting table jau. Gerai, tik tais pastatyk taip, kad dar neužimtum labai kambario. Kaip mes čia lovas darysim? Čia turbūt reikės padaryti laužą. Čia nežinau. Čia kažkur? Nu, tarkim, bus gerai. Pasistatom visi savo lovas. Ne, aš dirbu. Ką tu dirbi? Nežinau. Tėti, O aš pastatysiu. tėti, kur tu? Aš Per langą tau, pažiūrėk. aš tau duosiu medį savo. Tai palauk, Tai tu tu turėk tą negali. medį. Pasidaryk plaktuką, Mykolai. Ai, pasidaryti, tai sakai, Aišku. Moki pasidaryti. Moki. jeigu bent galiu pasidaryti. Gali. Aišku, Plaktuką, galiu. plaktuką iškart gali. 4 medžių, man atrodo, kainuoja. 3 medžių ir 3... 2 akmenys. 2 akmenys. Kodėl užstatėt? Čia per langą galima šokinėti. Ai, per langą, bet... Būtų Žiūrėk. nelabai gerai. Padarykim. Čia bus mūsų... Tėti, kai manai, ar man būtų verta pastatyti tvorą? Nereikia čia dar mūsų tvoros statyti. Žiūrėk, čia Mykolai, tau kaip tik tilps lovą. Aš tau pastatysiu lovą. Prie laužo. Va. Tėti, aš padėjau prie mūsų torčą, kad neateitų tie kyborgai manelės. Kyborgai. Ne kyborgai, jie vadinasi. Tai mano mėsos. Visi stebėkitis. Kaip čia to, kas čia tą akmenį pastatė, trukdo man duris atidaryti. Aš padarysiu lauželį šį čia lauke, žinokit. Kepimui. Bus... Bet aš jau laukia padariau. Jo, tai tu gerai, viskas čia tvarkoja, bet aš padarysiu dar atskirai, kad turėtumėm. Medžio reikia man. Einu pakapoti medžio. Geriausia medį aukštumoje kirsti, nes kai medį kerti aukštai, jisai krenta žemyn ir nuverčia kitus medžius. Sutaupai laiko. Čia mano taktika. Dabar žiūrėkit, kris žemyn medis. Žemyn ant manęs! Va, iškrito ir kitam damage davė. Tada... O, dar šitą greilingą turbūt Aš sudaužys. galiu ateiti į namučius ir pasižiūrėti, gal kažko man priversiu. Tėti, varom namo. Tėti, Gerai, tai kad ateina vieną naktis. dalyką noriu duoti. Ką tu man nori duoti? Geresnį kirvį. Ai, tu jau pagaminai? Nereikėjo. Du nieko. turiu. Kreivai priešai pastačiau. Va. Matot, aš patys įkraftinau geresnį kirvį. Kabinau mėsų, išsikepsiu dabar mėsos. Prieš miegą pavalgysiu ir savo refliuksą sužadinsiu. Aš man Aš esu atrodo, labai- nebaigiau
nebaigiau mūsų namo šiaip tvarkyti, nes mes uždusti galim. Per kur išeina čia per viršų, ne? Dūmai, kaip ir gerai turbūt. Padarykim dar šitaip. Pastatysiu truputį platesnį kaminą. Čia nekepam, gerai? Kepam lauke. Čia tik šilumai tegu nešitas eina. Tai gerai, pirmoji naktis mūsų. Tuo susimontuojam viską. Einam miegot. Ką aš per sapną susapnavau? O sapnuoju galingą mešką, kuri miega po žeme, kol yra pasaulyje žiema ir nespėjau daugiau perskaityti ir išversti. Tai gerai, vyrai, mums reikia kiaulių eiti. Man reikia, prie vandens visą laiką yra titnago. Aš prisirinksiu titnago ir pasigaminsiu kirvį gerą. Tada kažkokį išvietę. Tiesiog į kaip. Tėti, koks tavo pavadinimas, nespėjau perskaityti. Blondas. Kas tas? Blondinas. Žmogus su šviešiais špliaukais. Kiaulė čia kažkur buvo. O kiaulė? Kur kiaulė bėgi? Ilgai gyventi, visada pasenti. Ką tu čia grįžai? Radau kažkokią ne gyvenvietę, bet kažkokį apžvalgos bokštelį. Ai ne, namai čia. Ne tik apžvalgos bokštelis. Čia man atrodo, jo, čia yra musių, tai yra bičių. Žinot, ką padarysiu? Aš padarysiu šitaip. Pastatysiu crafting table Vienas smūgis. ir nugriausiu viską. Leisiu sugriūti ir nereiks man čia rizikuoti savo gyvybę. Titnagas. Va, sugriuvo viskas. Kur mano bitė? O, Dėkė šiandien į tualetą. gavau bitę. Tai pirmą reikia bent į namus nueiti. Padėksiu tave. Ateik čia, aš tave padėksiu, kiaulė. Kiaulė tu O Jėzau, padėsi. kaip pabėgo kiaulė, išsigando liepsnos. Kiaulės irgi bijo liepsnos. Panašu į tai, nes skuodė kaip patrakusi. Eik tu savo. Kaip aš šitą neprimušu? Ai, todėl nes aš plikomis rankomis. 2 kiaulės vienoje vietoje. Kaip sunku. Mamukas su bitėm. O, tai bitės būtinai reikia paimti. Taip, 2 kiaulės. Iš kažkokį namuką radau. Ne, bitės, baigin mane mušti. Bitės. Vytu, pažiūrėk, aš čia radau. Tau čia netrodo įtartinai. Va, aš čia galiu perplaukti. Aš nužudžiau bitės. Labai gerai. Tik paim būtinai karalienę bičių. Ko tu čia vėjasi, prisistojo prie manęs driežas? Kai pavyko prieš bitės karas, dabar reikia eiti kitų. Karas buvo prieš bitės. Jo, pasaulinis karas netgi. Žiūrėk, kur tėtis, jis prie pat. Jo, aš prie pat bosojau. Aš jau 3 bitės turiu. Tada, čia mano medis. Bičių karalienės 3. Jo. Gerai, suskaičiuojame, kiek turime šerno odos. Aš turiu, aš 8 turiu. Turai, begalybė šermų. O ne, juodasis miškas reikia bėgti kol toliau. Va, o kodėl aš ne į tą pusę bėgu? Nu, kas mane gerai? Aš bėgu kuo toliau, nes mačiau juodą į mišką. Tos manęs nieks nesivėjo. Ačiū Dievui. Jo, atsargiai, atsimenat, kaip mes kentėjome praėjusį kartą nuo juodojo miško. Jo. Nes čia jau sekantis biomas ir tenais truputį rimtesni priešai. O, man toj stamina baigsis. Jau, štai baigėsi. Žiūrim gyvybės. Ne, nemirk. Nemirk. Nemirk, sakau. Kam sakai? Sau. Tai Pavyko. demirk. Jeigu savo sakai, tada ir nemirk. Čia viskas, kas kepa, yra mano. Tai bus mano. Ne, Mykolai. Kodėl negaliu pasiimti? Mykolai. Tik nepaim mano netyčia. Aš būsiu, jeigu paimsiu tavo. Aš galiu jau pasigaminti lanką. Kas yra labai svarbu. Mykolai, aš tau turiu... Kaip tu čia pametei tą mėsą?
Aš tau 2 odas daviau. Užteks tau 2? Ne, la. Turėjau 5. Tai va, dar vieną kaip tik suradau. Sumušiu šerną plikom rankom. Kaip ir tikrovėje darau su šernais. Kodėl meluoju, tu man tikrovėje suratęs šerną. Tik pamatau, einu iš karto muštis su rankom. Nemeluok. Mykolai, nepabėk. Pažiūrėk, man atrodo, gali dabar pasigaminti lanką. Jo, galiu. Super. Aš turiu 220 strėlių. Nu kas, ko man įstūmė, nu? Tai kaip man kitaip kraftintis? Nesistumdyti, o taip krafti. Labai sunku pataikyti lakstantį briedį. Gal norėjai pasakyti elnę? Ten briedžiai. Jau čia mėsa. Kuris yra? O, čia, mano. Ai, tai gerai, jinai jau iškepė. Užsidegiau! Iš tave nušauksiu. Aš taip užsidegiau, kad net laužas dingo. Gerai, einame išmiegot. Turite Noriu. lankus? Jo, turiu. Po kiek strėlių turit? 213. Tai mes varysime kovot prieš bosą jau. Atsikeliam ir varom. Taip. Dar išsikepsiu. Kiek tu turi? Aš esu žudikas. Veganų priešas. Tada išeik iš mūsų teritorijos. Einam nugalėti bosą. Da. O tai tėti, kur čia reikia eiti? Aš tiek daug neplauksiu, nors gal ir plauksiu. Aš turiu 90 staminos. Tai gal ir prisišnekėjau per daug. Ateikit čia. Einam palei vandenį. Tai gerai, nusitaikote tenais ir plaukiam. O kur tada? Gerai. Palaukit, aš pažiūrėsiu, nors turėtų pavykti perplaukti. Pavyks. O gal? O ne. O gal ir neplaukit jūs, sustokit vietoj, palaukit. Tau 26, man 2. Ok, aš... Žinoma, kad ginklas... Va, aš ant akmens sustojau pailsėti. Galėjau plaukti. Ai, žodžiu, aš plaukiu tenais, kur ir tėti. Žodžiu, tenais akmuo yra, galite ten sustot pailsėti? Arba plaukti va tik iš šito akmens. Kur aš atplaukiau dabar? Va šitas akmuo? Plaukit, plauks. Jo, va, sustok. Gerai. Grįžta stamina. Jo. Nu tai gerai, plaukite jau čia pas mane. Bet labai mažai gyvybių turiu. Tai tu atsinaujinsios. O kaip čia lipti? Šok laukan. Šokinėk. Va, pavyko. Dabar tave vėlis stumti reikia. Eik tu sau. Nu kas mane gerai? Tave stumti. Kiek žinau. Ir to nereikia. A ne, bėgu. Ką tu su lanku čia? Bazarinį. Nereikia. Shuffling. Oi, kiek kiaulės. Oi, kaip išpjausim skanėje. Vien, tu kas matot? Kas matot, paspauskit mygtuką laiką. Aš būtinai paspausiu, kaip pamatysi. Bosas jau prie pat. Nu, užvalgykit. Imsim toj bosą. Galiu jau? Kodėl mane leidžia? Nes reikia 2. Nu tai aš tada įdėsiu. Kodėl man visas ekranas dreba? Nes labai bijai. Aš nieko nebijau, čia tu bijai. Prie jūsų atsiras. Da. Tik čia O nieko ne. nematau. O ne, ko tu iškart mane puoli? Čia gerai dar tu ne mane puola. Tai aš jam subinę sušaudysiu. Kaip jis gali kiaurai, jisai čyteris. Šitas lopas. Šitas lopas yra čyteris. Jūs Aš ne įsikirviu. lopa, o jūs Oi. lavom. Bet labiau panašus į lopą, žinau. Oi. Labai panašus į lavoną. Aš kol kas per visą bosą Atsargiai. nesumėtėjau iš vietų. Tau gerai. O! Pajudėjai, Man nes reikia nubloškė tave. Na, aš pabūsiu biški ramus, va. Už akmenuką. Va. Nepagausi. Bet jis gali kiaurai Pagausi. leisti po lazerį. Žiūrėk, rimtai per akmenį nutrenkė mane. Nes jis man taip pat buvo padaręs. Bet jis kliršas. Kur jis yra? Tu aklas. Jis Kur manęs jis pabėgo į vandenį? Taigi nusitrenks elektrą vandenį.
Jis man turi protų, tėtis, gal tu žinai. Nežinau. Realiai tik mane gaudo. Nes turbūt jam skaudžiai pataikai labai subinę. Šitau! Ne, mane! Tėva, Eik ne vaikus mane. mušti. Nesvarbu, ką tik daryti ne mane, nes aš mirsiu. Šitau, va, sukapojau. Jei, nugalėjom pirmą bosą. Ką tu čia veiki? Atėjo bandė šitas galvą paimti. Aš gavau ragą. Kas iš to rago? Tai iš rago mes galėsime pikaksą pasigaminti, vaikai. O Nu, tas žiūrėkit. geriau. Pirmas bosas įveiktas. Varom namo. Ar pavalgę esat, su pilna stamina būkit? Oi, tada man reikia palaukti, kol atsipildys stamina. Mano stamina 8-9. O mano stamina, mina. Mano stamina 100. Let's go. O ne. Tuoj pradės gyvybės mūsų ėsti. Mano jau eina. Matau akmenį kas. Ką tas akmuo, aš nenugalimas esu. Šiaip tai nuplauksime. Vos išgyvenau. Tėti, mes galvą einam kabint. Taigi pradinėme taške reikia pakabinti galvą nugalėto boso, tada mes gauname to boso galę. Boso galia, jeigu gerai prisimenam, tai yra labai mažai naudojama stamina, kai bėgi ir vykdai darbus, gal netgi. Gal tik kai bėgi. Ir aš būsiu pirmas. Grybas. Kaip manai, kas čia bosas? Tu koks aš profas čia, aš pakabinau. Matai, Bet net tu vienas padarai, ne vienas įveikiai bosą. Jūs ginčykitės, labai įdomu. Įvykdėme savo pirmą misiją. Šiai dienai ir užteks. Kitą kartą jau matysite, kaip mes einame į juodąjį mišką. Mane gaudo Ešlindas. Juodajame miške prasideda troliai, prasideda skeletai. Gal netgi trolio urvą pamėginsim kokį įlysti. Jeigu randi trolį su pagaliu, tai iškart reikia bėgti. Kodėl? Jis labai skaudžiai jisai trenkti moka. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite palaikinti, paspausti patinka, pasubscribinti arba užsiprenumeruoti mūsų kanalą, kitaip sakant. Ir sekite, nes mes žaisime daug žaidimų, ne tik Valheimas, daug populiarių žaidimų ir vaikai yra pririnkę, ką nori pažaisti. Ir mes visą rudenį ir žiemą žaisime ir jums rodysime žaidimus. Tad palaikinkit, pasubscribinkit ir iki kitų kartų. Palaikinkit ir pasubscribinkit. iki kito karto. Iki, mėly žiūrovai, mes grįžome namo.